Ačiū. Ne iš klinikų, iš visiškai... Jo, nieko nesitiko, absoliučiai tikrai nieko. Nuospaudos tai nėra, nuo pėdos ir daug bėgiojų. Man tai turėjo čia dabar treniruočių dienas, ką akcentavot, ką labiausiai taisėt? Kokybė, dėl to, kad persižiūrėjom video, kokias klaidas darėm tiek Graikijoje, tiksliau daugiau iš visų rungtynių Graikijoje ir ko nepadarėm, bandom pataisyti, nes trūksta tokio automatizmo, derinių išpildyme, tos kokybės, sprendimų, teisingų priėmimo, tai tą ir bandom ištaisyti. Ar jau atėjo? Galėtų būti ir geriau, bet, kaip sakau, yra kaip yra ir tikiuosi, kad čempionato metu negerės ir aš pats noriu, kad matyti save kitaip žaidžiant ir turbūt daug kas. Bet tikrai dėl to nepareikoju. Man tai jau atėjo tas laikas, kai nusibodo treniruotis, norės greičiau pradėti čempionatą, apie kurį šnekam visą vasarą. Iš tikrųjų, turbūt jau tas metas, kai vis dėlto greičiau norisi pradėti ir įsitraukti į tą čempionato ritmą, nes tos paskutinės dienas visą laiką prieš čempionatą būna tokios laukimėjo, tai gal taip yra. Turbūt teko matyti rezultatus, kaip sekėsi jūsų grupės varžovom draugiškose rungtynėse, ką galite pasakyti apie juos? Per daug iš tikrųjų net nežinau rezultatų, nes vis dėlto stengiamės koncentruotis į savo žaidimą ir ką mes blogai darom taisyti, o labai dažnai parodo draugiški turnyrai, draugiškos rungtynės, kad tai nėra visiškai tiesa, kas būna čempionate ir tu gali būti viską laimėjęs ir viską pralošęs, bet čempionate prasidės viskas iš naujo, pas visus degs nuliai ir visai kita atsakomybė ir žaidimo braižai, pergalė, kai yra daug svarbesnė negu kontrolinių rungtynių, tai labai sunku lyginti, manau, šitus dalykus. Kaip manot, kuri komanda grupiai dar pavojingiausia yra šiuo žodžiu? Vėlgi per daug, nežinau, ten sudėčių, kas kaip žaidžia, bet greičiausiai vis tiek. Ko čia daryti? Taip čia turi būti. Matyt, vis tiek sunkiausia turėtų būti bent ant popieriaus su Latvijos, vis dėlto jie žais namuose, visą laiką stengiasi su papildoma energija žaidžia prieš lietuvius, tai tikrai sunkus mačas laukia. Pačiam turbūt nebuvo įtampos dėl Jono Kazlausko sprendimo, dėl 12, o ar jautėsi ta įtampa tarp komandos žaidėjų pastarosiom dienom? Nežinau, negaliu pasakyti. Aišku, tie žmonės, kas jautė, kad yra ant tos ribos, galbūt jų reiktų klausti. Jie to neparodė, nekalbėjo apie tai, bet normalu, tai tas žmogiškas faktorius veikia ir kai tu galvoji, kas bus, tai gal kažkiek ir veikia, bet kažkokios įtampos nebuvo perduota komandai. Kas buvo jūsų favoritas renkantis antrąjį žaidėją? Nu, matot, aš favoritą... Aš pats turiu daug problemų, taip kad stengiuosi koncentruoti save, yra tam treneriai, kurie renkasi, kas geriau komandai ir jeigu jie taip pasirinko, matyti taip, mano taip, kad pasirinko teisingai ir tų žmonių reikia, kurie yra dvyliktuke. Man tai tikitės Rygoje žais kaip namie? Nežinau, kokia ten situacija su tais bilietais, kiek ten skirta lietuviam, kiek latviam. Aišku, bus tų lietuvių fanų, bet per rungtynes su Latvijos turbūt bus mažiau, o kitose, manau, kad krepšinio sirgaliai Lietuvoje yra tie vieni iš ištikimiausių, taip kad turbūt tikrai sulauksim paramos. Kaip rinktinė yra pasikeitus rinktinės žaidimas lyginant su ankstesniais metais? Negaliu pasakyti, kad kažkas labai kardinaliai skiriasi. Galbūt Jonas sustiprėjęs dar po sezono tikrai didelį jėgą po krepšių, stengsimės gal daugiau įgrūsti, nedirbtinai, bet stengsimės jį pamaitinti kamuoliais, nes jau yra mažai žaidėjų Europoje, kurie gali jį sustabdyti vienas prieš vieną po krepšių. Tai manau, čia mūsų didžiausia stiprybė, bet turim žaisti krepšinį įvairesnį, nes ta viena opcija, jeigu naudosimės, tai nieko gero nebus.